Rusofobija. Pakalbėkim apie rusofobiją. Tai kas to toks, kad tu galėtum kalbėti apie fobijas, apie baimės, apie rusofobiją. Galiu, nes vienas iš pagrindinių mano asmeninių pajamų šaltinių, kai klausėt, iš ko tu gyveni, tai yra darbas su žmonių baimėm ir su žmonių fobijom. Aš padedu žmonėm atsikratyti jų fobijų. Ir tai yra tam projektas nori pildosi, kas nenorit mokėti, tai nėra informacijos ir kaip uždyka, nedidelės fobijas galima atsikratyti. Taip pat apie tai žinau daug. Dabar jeigu paimsim fobijas. Žmonės ko tik nebijo, bet Lietuvoje, kaip suprantu, daugiausiai bijo rusų ir yra rusofobija. Fobija gali būti įvairių lygių. Nuo paprasto elementariausio, bijau, bet kažkaip stipriai į mano gyvenimą neįtakoja. Toliau ta baimė gali didėti, pereiti į psichologinį lygį, jau po to pereiti į psichiatriją ir gali pereiti į klinikinį lygį. Tai jeigu žiūrint Lietuvoje, į Lietuvos žmonių rusofobiją, Lietuvos piliečių, tai panašu, kad jinai jau artima klinikiniam lygiui, greičiausiai jau psichiatrinės lygį pasiekė. Dėl ko aš taip sakau? Paimkit Amerikos prezidento aplinką. Tai jeigu Amerikos prezidento aplinka pastebėjo tai, kad mūsų šalyse, tai Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje, rusofobija viršyje visas įmanomas normas ribas, tai tokia, kur Amerika, kur kažkokios 3 mažos respublikos, žiūrėkite, kiek kartų kas sakė, Pabaltijs, mes. Jeigu norit išgyventi, išjunkit rusofobiją, atsakykit rusofobijos ir pradėkit bendrauti su Rusija. Kito kelio pas jūs nėra. Tai vat, mielieji, rusofobai. Kaip suprantu, Lietuvos didžioji dalis daugiau ar mažiau yra rusofobai. Ką tai reiškia? Tai žmonės bijo. Kai mes bijom, kas vyksta pas mus? Aš neliesiu viskų cheminių procesų. Mes išjungiam savo smegenis. Mes mąstyti nebegalim. Jau kažkokia yra fobija. Tai jinai įtakoja tavo gyvenimą, ta gyvenimą tavo suvalgo pilnai, atima viską iš tavęs. Patikėkit manim, aš daug mačiau žmonių su dėliom fobijom ir kitas fobijas nuėmė, kaip pasikeičia žmonių gyvenimas. Net įsivaizduojat, kaip pasikeistų jūsų gyvenimas, jeigu jūs atsikratytumėt šitos fobijos. Dabar žiūrėkit. Skais rusai čia blogi, aš sakau, aš su jumis ginčiuosi. Jeigu tu skaitai, kad rusas yra blogas, ar ten Putinas blogas, ar Rusija bloga, tai kada geriau priešą analizuoti, ar jo bijoti? Jūs visi bijot. Kai bijot, smegenys yra išjungtos ir jūs galvą, kaip trūtis, kišat į smėlį, ten asfaltas ir daužot į tą galvą į smėlį. Tai gal geriau atsiskyti rusofobijos, įjungti smegenis ir pradėti analizuoti jūsų priešą. Smegenų pagalba, gal kažką tai pastebėsit? Gal dar kažką galėsit, jeigu norėsit ir tą priešą padaryti? Nes kol jūs darot iš baimės, mes kaip veikiam? Fobija tai yra stresas. Streso būsenai mes arba bėgam, arba puolam. Jūs dabar pakibę, jūs nei bėgat, nei puolat. Iš to vietoj jūs visą savo energiją, visą savo gyvenimą sukišat į tą rusofobiją. Jeigu jums tai patinka, praeis kažkoks laikas ir jums teks pasimirti. Ir ne dėl, kad kažkas ateis, koks rusas nužudys. Jūs savo kūnus tiek ištusysit, sakysit ten viską dalyką ir kai amerikietis sakys, suprantat, mes rusai susitarėm. Kas įvyks jūsų gyvenimuose? Pagalvokit. Bet kokiu atveju, jūs esat nuostabus. Šitą vietą paprastai sakau, tikiuosi tokie lysit. Biški padaug lietuvių išmirtų. Gal kai kas susimastykit ir atsikratykit ne tik šitos rusofobijos, bet ir kitų fobijų. Gyvenimas pasidarys žymiai spalvingesnis. Kaip šita lietuviška maikė, pavyzdžiui. Arba dar daugiau atsiskleis spalvų. Taip, kad, mielieji, arba atsikratot ir gyvenat, arba einat link mirties dideliu pagrindų tempu.